Mes dabar einam sveikinti Mindaugą su gimtadieniu, daryti mūsų sekantį podcastą. Gintarė va neša dovanų ir lauktuvių jam. Su gimimo diena, su gimimo diena. O tu gali papasakoti apie moterį, kuri pas tave gyvena ir kuri kažkada manęs neįleido į tavo namus ir aš turėjau per langą lipti. Bet iš karto ateini ir pasitinka tave Renė ir su šypsena ir pasako komplimentą. Taip, ir tai žinai, ir diena visai kitaip einasi. Taip. O tau irgi sako komplimentus, kai ryte susitinki. Renė, sako, pas tave ekranas bėga, sako, pasižiūrėk. Žodžiu, tvarkyk savo moteriškį. Kartais visą krūvą darbininkų turi namų. Čia norėjo tavo namus sutvarkyti prieš grįžtant į Aš darbą. jau einu tvarkytis. Teisingai, jisgi dabar darbe turėtų būti. Mano tėtis Mindaugas, jis mane Mindaugu pavadino, aš savo sūnų Mindaugu pavadinau. O sūnui gimė dukra, tai... Ir va, Tai aš dar tikiuosi, tai dar dabar reikia dar vieno anūko. Sūnus jau lauks ateity. Aš jiem mokindamas Lietuvos istorijos sakau, do you wanna remember my name? Just Google King of Lithuania.